Labą dieną visiems. Praėjusią savaitę nemažai prisvaigau. Pirmiausia, su Kauno Žalgiriu tikėjausi jų pergalės Miunchene. Vis dėlto žaidimas buvo labai negražus, nors akcentavau, kad gali būti rezultatyvios rungtynės, viskas gavosi atvirkščiai. Kitas nusisvaigimas buvo su Vilniaus Rytu, irgi Vilniečiai nuvylė prieš Klaipėdos Neptūną, kuris tikrai nustebino, nors ir Rytas buvo išretėjęs. Vienu žodžiu, praeitą savaitę buvo nusisvaigimo, nors kažkas ir pavyko, bet šią savaitę pabandysime geriau ir dvigubą Eurolygos savaitę puikus šansas man sugrįžti į geresnę atkarpą ir pradėsiu nuo antradienio rungtynių viską spėlioti. Jonas Lekšas, basketinių žurnalistas ir GO3 Sport komentatorius. Antradienį Kauno Žalgiris prieš Bolonijos Virtus, specialios rungtynės. Komanda žalgiriečiai žais su 1999 metams prisiminti Eurolygoje triumfą skirtais marškinėliais. Būtent Bolonijos komanda tuomet finale ir įveikė Jono Kazlausko treniruojamą komandą. Dabar Žalgiris išlaiko teorinės viltis pakovoti dėl įkrintamųjų, bet šansų labai mažai. Ta ir kalbėjo Andrėja Trinkieri po pralaimėto mačo Miunchene, leidė suprasti, kad pats nebesitikė būti įkrintamųjų traukinyje. Bolonijos Virtus tuo metu ir yra būtent įkrintamųjų traukinyje ir net galvoja apie patekimą į tiesioginės atkrintamasis. Vis dėlto jų žaidimo kreivė yra labai stipriai kritusi ir toje vietoje, kur jie dabar yra 7 Eurolygoje, praktiškai yra dėl to, kad visą bagažą susikrojo pirmoje sezono pusėje. Dabar žaidimas stipriai kritęs į apačią, iš paskutinių 10 rungtynių iškovotos vos 3 pergalės. Paskutinė pergalė išvykoje laimėta sausio 5 dieną Berlyne prieš outsiderę Albą, tad pasako, kad labai sunkiai pastaruoju metu atrodo Virtus žaidimas, visi rodikliai kriti į apačią, Tornikė Šengelė taip pat nebe tokio lygio žaidėjas, kaip buvo pirmoje sezono pusėje, kur kažkas jam davė jau ir MVP apdovanojimą, tad mano nuomonė, kad Žalgiris šiai dienai gal net yra pajėgesnis negu Bolonijos Virtus, dėja turnyrinė lentelė sako visiškai ką kitą. Antradienį prognozuoju Žalgirio pergalę ir tai bus užtikrinta. Veltui akcentavau, kad dvigubą Eurolygos savaitę tai reiškia daug intriguojančių dvikovų, bet turbūt labiausiai intriguojantį savaitės dvikova vyks trečiadienį ir joje žais ne Kauno Žalgiris, o žais Stambulo Fenerbahčė ir Barcelona. Šarūno Jasikevičiaus derbis Šaras atvirai jau kalba apie nebemeilę Barcelonai, apie negražiai pasielgusią organizaciją su jo šeima, tad ambicijų Šaras tikrai turės, katalonai nepratęsė kontrakto su juo, tai buvo antras kartas jo karjeroje, kai jis negražiai išsiskiria su Barsa, tad čia manau, kad emocijų netrūks. Stambulo Fenerbahčė žais namuose po to, kai 24 tritaškius įmetė į Valencijos krepšį, sutriuškino varžovus 30 taškų persvarą ir pagerino Eurolygos rekordą. Atrodo, Šaro Feneris kyla į viršų finalinę sezono stadiją, tuo metu Barcelona atrodo kaip nuo pradžių pradėjo sezoną, taip ir žaidžia. Ganėtinai solidžių lygių, tačiau tas lygis kelia abejonių prieš lygiaverčius varžovus. Manau, kad Stambule jiems bus tikrai labai karšta ir ne tik dėl Šaro ambicijų, bet ir dėl to, kad visa komanda atrodo patikėjusi, kaip reikia žaisti prie Jasikevičiaus. Įspūdingas puolimo talentas, kuris yra atskleistas ir manau, kad Fenerbahčė užtikrinta pergalę iškovos prieš Barsą. Ketvirtadienis ir čia 2 susitikimai ir pradedu nuo dar vieno mačo Kaune. Nemuno Saloje Žalgiris priima Tado Sedekerskio atstovavimą Vitorijos Baskonėje. Tadas pratęsė kontraktą su Baskais, žaidžia labai solidų sezoną, ten ir siautėja Čima Monekė, Markusas Havardas išdarinėja tiesiog kosminius dalykus, dažniausiai dabar ACB pirmenybėse, bet jo sezonas taip pat labai solidus. Baskai apskritai yra įkrintamųjų traukiniai ir ten jaučiasi labai užtikrintai. Duška Ivanovičius atrodė greitai, įvedė komandoje tvarką ir ta tvarka laikosi iki pat dabar, tad ne tik trumpas jo efektas veikia. Bus labai įdomu, Baskai žaidžia greitą krepšinį, Žalgiris prie Andrėja Trinkieri taip pat žaidžia greitą krepšinį, laukia daug atviros kovos, daug greitų atakų, manau, kad ir laukia mūsų rezultatyvus krepšinis. Įdomu, kaip atrodys Tadas Sedekerskis prieš Žalgirio puolėjų grandį. Mano nuomonė, kad dabar geresnėje būklėje yra Baskonėje, jie kovoja netgi dėl ne tik įkrintamųjų, bet ir dėl vietos atkrintamosiose, dėl tos top 6 pozicijos. Tai padaryti bus sunku ir reikia būtinai jiems pergalės Kaune. Manau, kad jie ją pasieks, bus atkakli kova ir Baskai dėja iškovos kelių taškų pergalę. Kitas ketvirtadienio susitikimas Belgrade, Partizanas prieš Madrido Realą ir kaip pasakau, šias dvi komandas visi aiškiai atsimena praėjusio sezono fantastinę ketvirtfinalio seriją, kur buvo visko, aišku, vyšnių ant torto buvo tos muštynės, Jabuselės veiksmai neleistini. Tad neaišku, jeigu to nebūtų įvykę, kaip viskas būtų pasibaigę, galbūt Partizanas būtų finalo ketvirtį, Realas tikrai nebūtų tapęs čempionais, tad tarp šių komandų pernai užsimezgė
didžiulė istorija ir šios rungtynės labai didelę svarbą turės ir Partizanų turnyrinės lentelės prasme. Jie dar nėra tikrai dėl vietos įkrintamosiose, tikrai reikės dėl to pasikauti. Iš paskutinių 5 rungtynių 4 žais namie, bet iš tų 4 namie rungtynių didžiąją dalimi tiek žaisti prieš Eurolygos grandus, tad reikia imti ir tokias pergalės prieš Madrido Realą, prie savų sirgalių. Realas savo ruožtų užsitikrino pirmieji atkrintamosiose vietą, per dvigubą Eurolygos savaitę gali netgi užsitikrinti ir pirmąją poziciją reguliariajame sezone, bet tai reikia laimėti abu susitikimus, tad tikrai motyvacijos jiems dar neturėtų trūkti šią savaitę, nors po pertraukos atrodo, kad kartais Realo žaidėjai jau galvoja tik apie atkrintamasias, apie lemiamas kovas Eurolygoje. Neaišku, kokia bus Zeko Lidėjaus situacija, jis išvyko į Jungtinės Amerikos valstijas po mačo Barcelonoje, tai yra vienas svarbiausių komandos žaidėjų, žaidžia vidutiniškai po 30 minučių ir nuo jo daug kas priklausys, kaip jis atrodys ir apskritai ar galės žaisti, ar spės sugrįžti. Vis dėlto galvoju, kad tie, kas turės didesnę motivaciją rungtynėms iškovos pergalę, prie to prisideda ne tik Partizano didesnė motivacija, bet ir namų arena ir praėjusių metų istorijos besitęsintis tęsinys. Tad mano prognozė - rezultatyvus mačas ir dramatiška Partizan pergalė. Su Eurolyga baigiam, bet laukia dar vienas mačas šią savaitę, toks įdomus Lietuvoje, kurio negalime praleisti. Sostinės derbis Vilniaus Rytas prieš Vilniaus Wolves. Rytas žais namų teisėmis, bet tos namų teisės yra tokios sąlyginės, kadangi ASG arena yra labiau priimtina Vilniaus Wolves, o Wolves šias rungtynes pasitinka po įspūdingos pergalės Lietuvoje. Didžiausia klubo istorijoje pergalė buvo pasiekta ne prieš ką kitą, o prieš Panevėžio 7bet Lietkabelį ir labai greitai nusiplovė tą gėdą patirtą Jonavoje. Vilniaus Wolves Rytas savo ruožtų pralaimėjęs rungtynes Klaipėdos Neptūnui praktiškai susitaiko su ta antrąja pozicija ir šis mačas bus daugiau principinis negu motivacinis dėl vietos turnyrinėje lentelėje, kadangi mažai šansų, kad Rytas praras antrąją vietą, dar mažiau šansų, kad jie pakils iki tos pirmosios pozicijos. Tuo metu Vilniaus Wolves siekia išsaugoti trečiąją vietą Lietuvos krepšinio lygoje ir tokiu atveju laukti mūsų potencialus pusfinalis, būtent tarp šių dviejų Vilniaus komandų. Labai sunku prognozuoti, kadangi Vilniaus Rytas yra purtomas sveikatos problemų, neaišku, kas galės žaisti, neaišku, ar bus ir kapitonas Margeris Normantas, kurį laikė jau negalintis žaisti, tad ten daugiau klaustukų. Dėl Vilniaus Wolves viskas šiek tiek aiškiau ir galvoju, kad šioje sezono stadijoje viską sudėjus Vilniaus Wolves gal net ir turi minimalų pranašumą. Faktas, kad savo fanų užnugarį turės Vilniaus Rytas, bet mano prognozija yra ta, kad pamatysime labai gražų derbį ir Vilniaus Wolves pergalę. Laukia mūsų savaitę, subscribinkit kanalą, jį ir palaikinkit ir iki kitų kartų.